Sveiki! Šiandien pamokos tema Vytautė Žilinskaitė Berniukas iš albumo. Iš vaikų enciklopedijos. Albumas. Giminaičių pavadinimai, vardai. Vardų rašymas didžiąja raide. Pamokos tikslas ir uždaviniai. Mokytis teisingai pavadinti artimus giminės žmones, įtvirtinti vardų rašymą didžiąja raide. Šiandien pasiklausykite, kaip pjesės Berniukas iš albumo ištrauką skaito aktoriai Petras Venclovas ir Doloresa Kazragytė. Vytautė Žilinskaitė. Berniukas iš albumo. Aš albumas senas, manyje gyvena tuzinas berniukų, 13 mergaičių, dėdė su šuniukais ir teta su skėčiu, 3 senelis su vėduoklėm, pusseserės prie sūpuoklių, 6 jaunavedžių, prosenelė tarp kačių. Aš albumas senas, senas. Albumas snūsta, įbėga peliai, pauostinėja ir šmaršteliai į albumą. Pasigirsta berniuko balsas. Oi, skauda. Pelė graužia pasislėpusi albume. Iš albumo iššaukia berniukas nuotrauką su apgraužta rankovė. Berniukas šaukia. Albume, dėdė albume. Kas atsitiko? Pelė, mane užpuolė pelė. Vadinasi, ir tave pamiršo. O kas pamiršo? Oi, pelė. Taip. Pamiršo. Seniai, prieš 30 metų gyveno nedidelis berniūkštis, kaip ir visi berniūkščiai, bet sykį jis nusifotografavo ir tu tapai jo nuotrauką. Išgulėjai čia 30 metų. Per tuos metus anas berniūkštis užaugo didelis, rimtas vyras ir pamiršo tave. Pamiršo. O kodėl pamiršo? Todėl, kad jis pamiršo savo vaikystę. Pamiršo, jog kadaise žaidė aklą vištą, pūtė pienių pūkus ir labiausiai bijojo kalakuto. Jis pamiršo, kad buvo mažas, toks kaip tu. Taip. O aš visas pamirštas nuotraukas skaniai sugraužiu. Bet aš nenoriu, kad mane sugraužtų. Pasigailėk manęs, pelytė. Aš dar toks mažas. Mažas, bet gardus kąsnelis. Albume, senasis gerasis, apgink mane, išgelbėk mane. Tave gali išgelbėti tik tasai didelis rimtas vyras, kurio nuotrauka tu esi. Jeigu jis prisimintų tave, prisimintų save mažą prieš 30 metų, tada pelė nebegalėtų tavęs graužti. Senas plėpy, na. O ką man daryti, kad tasai didelis rimtas vyras prisimintų mane? Tu jį turi surasti save po 30 metų. Bet kaip jį pažinti? Jis labai rimtas, niekada neturi laiko ir turi plikę. Eis plikės ieškoti. Pasaulyje 9 milijonai plikių. Aš skaičiau laikraštį, kurį vakar sugraužiau. 9 milijonai plikių. Albumas vėl snūsdamas. Tai senelis su vėduoklėm
Tai kas tavo nuomonė graužia senas nuotraukas? Pelės ar užmirštis? Pagalvojęs, turbūt ir tu pasakytum, kad seną nuotrauką graužia tai, kad jos niekas neprisimena. Bet jeigu ji yra nepamirštama, tai, ką mes matome nuotraukoje, tos žmonės, jie mums yra brangus ir niekada jų užmiršti negalime, jų nesugrauš jokios pelės, nei gyvos, nei užmaršties pelės. Dabar vaikai perskaitykite patys šitą ištrauką ir atsakykite į klausimus. Kas gyvena albume? Prisiminkite žodelį tuzinas, kokį skaičių jisai reiškia 12. Ir kas kartą atsitiko? Ką veikia čia pelė? Tikra pelė. Ką pamiršo tas mažas berniūkštis? Kas yra vaizduojama šiose nuotraukose? Taip pat perskaitykite iš vaikų enciklopedijos tekstuką albumas. Ir jūs sužinosite, kieno nuotraukos suklijuotos mamos albume. Kas galėtų būti Audrutės albume? Kieno yra šie pavadinimai? Vaikai, Audrutė, tėvelis, tėtis, mama, senelė, senelis, mergytė, broliukas, draugai. Nepamirškite, vardai rašomi didžiąja raide. O žmonių pavadinimai rašosi mažąja raide. Pavyzdžiui, senelis. Senelis Juozas. Senelis rašysi mažąja, o Juozas didžiąja raidele. Tokias užduotėles šiandien atliksime puslapyje pratybų. Ir pirmoji užduotis jūsų prašo perskaityti gyvūnų pavadinimus, suskirstyti juos šeimomis ir parašyti tinkamuose nameliuose. Parašykite pagal pavyzdį gyvūnų šeimos narius. Vienys, vienienė, vieniukai. Pagal šitą pavyzdį rašom žvirblis, žvirblienė, žvirbliukai. Kiškis, kiškienė, kiškiukai. Dabar kitas pavyzdys. Vilkas, vilkė, vilkiukai. Jūs turite parašyti lokys, lokė, lokiukai. O kai bus su bebru, užrašykite visą bebro šeimyną, visus šeimos narius. Trečioje užduotyje pabraukite šunų šeimynėlės narių pavadinimus. Penktąją užduotį parašykite žodžius bebras ir žvirblis.